Nemažas toks atskrydo, nebetelpa į savo įspėtinę. Kaip man jį reiks nuimti aukščiausiai, o tai turėsiu reikalų. Lyja lietus. Nieko naujo šią vasarą. Biškį dabar apsiramino. Lyja, bet nedaug. Kiek čia dabar 7 valandos, šiandien spiečius atskrydo. Ir, jau kaip lyja lietus, turbūt jis ten ir nieko labai negastroliuoja, ten visi suskrydė. Ir nėra kaip dar uždarytai, užlipsiu, bandysiu staigiai užkišti skylę. Su laskutu tikiuosi labai nesubadys manęs. Ir ką, ir bandysiu numinėti, pačia aukščiausia ir atskrydo dar. Galėjo, kur žemai pastačiau, ne. Jaučiuosi kai meška. Kad užsidarytų tą laką, tai būtų daug paprasčiau. Varbiški pergyvenu. Ir galėjau rūbus apsirengti, bet labai su rūbais nepatogu. Dar skrenda. Lysk, aš ten nenoriu tau nieko. Velnės, aš čia stupi. Dabar aš be rūbų, tai kaip pamatys, kad čia... Tai turbūt reiks atsinešti rūbus. Sėdė aš čia laimingos. Tai negi man dar apsirengti reikia dabar. Kelias ten atskrydo. Nežinau, biški bando mane žaloti. Turi pasisekt dabar, nes kitaip negali būti. Kaip čia... Kaip čia dabar neiškračius čia visko. O vėjas, kaipgi be vėjo. Užkėliau, atsimenu, irgi nelengvai. Kažkaip taip matyt. Idiot. Eina. Gerai. Laka, kad neatsikimštų. Biški sunkesnis negu kėliau. Gerai. Oi. Lietus toliau lyja. Misija įgyvendinta. Dabar darysim kitą misiją. Reikia matyti nudūmyti gijas. Dabar nėra perų, šiandien atskrydo. Tai galima nudūmyti, nes vis tiek nežinia iš kur. Liktai galvojau, gal iš mano, nors pas man čia visur, bet kaip atskrydo apie jau visus avilius, viskas ten netrodo pakitimų jokių. Tai reiks nusinešti ir pabandysiu nudūminti. Per Lietuvą atseit negalima dūminti su to aparatu, bet kažkur taip greit vienas šia kartas gal nieko neatsitiks. Mėginam, kai veikia aparatas, dar nemėginau iš tikrųjų. Pamiršau, kaip jau naudotis. Kaip čia man dabar reiks prisidaryti, kad įkiščiau ir nereiktų laikyti, nes labai, jeigu kvėpuot man bus, tai čia žinokit, nelabai malonu. Tiksliau negalima net šitaip daryti, kaip aš darau. Gerai. Paimam taip va. Gerai. Atsargiai. Padedam, kad nenukristų. Dabar pradarom skylutę. Ir sbogam. O kur dūmai? Liktai, eina. Erkutėm šakės. Čia gal išeit galėtų biški dūmai.
O. Nežinau, ar taip reikia daryti, bet turbūt reikia, nes atskrydo spiečius, nežinia iš kur, nežinia ar ten gydytas, negydytas nuo erkių. Tai turėtų būti dabar pagydytas, nežinau, ten gal kelis kartus reiktų, bet užteks. Šį kartą vieną, neturiu dujokūkės, nenoriu čia žaisbiški nemalonu iš tikrųjų be. Tai va, nešu į Rūsį. Rūsį paleis kokias 2 paras, žiūrėsiu kaip laiko bus, kaip orai. O tada bandysiu sujungti su kažkuria šeima, nes neturiu aš čia atskiro namelio. Šiaip nemažas spiečius atrodo visai. Nu, žodžiu, viskas neblogai dėl šito, bent jau reikalo orai. Va, kaip nukėliau ir nebelyja, bet jau matau debesys kitas. Nu va, paėmiau iš Rūsio bitutės. Tikiuosi gyvas, lyg tai ūžė. Be maisto, kiek čia 2 paros praėjo, man atrodo daugiau gal biški. Nes lyjogi visą laiką. Nu, bet bus apsiraminusios, gal nenorės skristi. Biški sveria. Gerai, daugiau sveria, daugiau bitučių. Ir bandysim jungti, galvau su piktom. Bet neradau aš ten tos mamos niekaip. Tai su kita ten tokia šeima jungsim. Ūžia dar liktai. Jau man neramu. Tai vat. Tokie reikalai. Spiečius buvo nukeltas nuo to medžio. Bet įsispėtė, manau, ne iš šitos šeimos. Nežinau, iš kur įsispėtė, kaip jau man atrodo, sakiau, kad iškart kaip atskrido spiečius, praėjau visos šeimos, kaip buvo, ar tokios būsena, jokio judesio nėra. Nežinau, apėjau ten, kaip buvo, tai buvo tenais. Tai pirmą ką dabar vėl, dar pabandysiu vieną kartą, paskui kart mamos paieškoti. Bet man atrodo, kad čia nėra jos. Nes įsispėtė, gal neapsiskraidė ar kažką. Nuėmau. Pažiūrėsim. Nu kaip jos čia jaučiasi? Nu gal nėra labai neramios. Bus muštynių turėsim tada. Kažkaip tai dieną žiau, jas tokios ūžia. Dabar ne. Nu gerai. Pražiūrėsiu dar kartą. Perų tai tikrai nėra. Bet gali būti dar. O jau vakaras tai sunku bus man čia, matau jau. Šiandien vienoj šeimoje kaip tik ieškojau ir dar tokią matos jauną mamytę neapsiskraidžiusią turbūt radau, tai užsidariau. Reiks mamą pakeisti iš karto. Galėjau, aišku, šviežių perų įdėti, patikrinti, bet nelabai aš ir turiu dabar, nes buvo kai kurios tenais spiestis pradėjo, tai mamos jau nebededa perų. Ten kelios turėjo, įdėjau kitom šeimom. Nu gerai, greit pražiūrim. Aišku, gal kol žiūriu, padarysim taip ir apipurkšim jau. Įsivaizduosim, kad nerasim. Gerai, šitą apžiūrėjom, tai jau vėl, taigi buvau sutaisęs. Kaip šūdus gamina, tai nežinau. Ne, bet va, šiknas kelia šiknas. Jei šiknas kelia, tai jau turbūt, kad nėra viskas gerai su mama. Gerai, dar greit praieškau. Va, žiūrėkit, parodysiu šium. Nu vis tiek, žuržalina, girdis taip. Sparnelis, bet būna taip daugiau buvo dieną, dabar net nelabai ir čia duodasi jos. Nu vis tiek šiknas kelia. Jei šiknos iškeltas, tikriausiai nėra mamos. Čia biški medoka yra. Jau va, kažką pavasarį čiut, nu dabar jau gal prineš. Dar visai čia nemažą šeimą aš sujunginėju, nu. Nu ką darysi? Norėjau su blogiečia šitas sujungt, bet kad niekaip ten neaišku su to mamų reikalai. Gerai, dūmą duodam, kad kvapai geriau pasiskirstytų. Išrūkom. Dedam laikraštį.
Tai aišku, ten biški papuls čia. Ne taip viskas gražiai. Bet žaržalina, nu čia jo matyt stresas biški ir taip, aišku, toks nesąmonės darimai. Kažkas sakė, reikėjo palikti mėtas tenais, nu jau pamiršau. Komentavo, kad kam aš pilu. Taigi nežinau, aš galvoju, kad kaip pilu labiau pasiskirsto kvapas, negu aš vieną įdėsiu ten ir vieną čia. Nu dabar jau nenuiminėsiu. Gerai, žiūrim, ar čia gyvi. Gyvi. Gyvi, gerai, dūmą biškį duodam. Įdomu bus pažiūrėti, kokia mama, jeigu matysis greit. Gal kokį atskrydo įdomu. Oi, čiagi dar rėmelių tikriausiai nėra. O čia matos vietos jam irgi ankšta buvo. Sulypė visi keliom eilėm. Aišku, tokioj kušyje mamos nerasiu. Bet konkrečiai kušys. Bet netrodo piktos. Šiaip visai fainės tokios. Eiki, čia kaip daug jų. Jie krenta visi. Susirado namus per ankštus biški. Kaip jūs šiandien ilg gyventumėt? Nu, mamos, aišku, norėčiau pažiūrėti kokį, ar žymėta ar nežymėta, bet tokiuose krūvoj tai mažai šansų. Bet tai palikot kažkur namus ir atskrydot į daug mažesnius. Eiki, čia net konkrečiai jum čia sunku buvo 2 paras praleisti. Eikit, gerulis čia atskrydo. Tai dabar šita mega šeima bus jau tikrai mega. Vat būtų į tą piktasis, kaip jinai tiktų. Nu, bet į piktasis netiko, nes niekaip aš ten neradau. Mamos ir ten neaišku, kaip ir čia neradau, bet čia labai jau tokios jos neramios. Biški ir negyvų yra, man atrodo. Per ilgai aš jas gal palaikiau, vietos nebuvo jam. Nu, bet kaip kitaip, lietus, ištisai lietus. Tai va kaip tik tai vakaras nusiramino, taip jas ir persodinu. Nu, o čia ką daryti su šitais? Nu, aišku, čia nepriims jau nieks jų, gal. O kas daryti? Nu, va, krūveliai yra. Turbūt, kad per ankštą jam ten buvo. Nu, šitų jau niekas nepriims turbūt. Mamos nesimata, aišku, bet ką aš čia pamatysiu tarp lavonų. Ką su jais daryti? Tai paliksiu. Ten pilti ir nėra tiksla ten. Matyt, maisto biški trūkumas buvo. Biški nepatiko, kad čia jau tiek lavonėlių pasidarė. Lavonėlius gal apipildė dar biški. Gal kai kurie grįž dar priims su to pačiu kvapu. Gerai, dar dūmą duodam biški. Dedam groteles. Ir tegul susijungia ten, jau bus meduvėse maisto, o čia, matau, jau plėšikauja kažkas turbūt. Čia biški kita šeima bus. Ką galės užvalgyti. Nu va, toks ir nuotykis su tos spiečium buvo. Matom, didelis. Gana tikrai didelis. Nu, didelė šeima atskrydo. Tik tai, kad vat, lavonėlių turim nemažai. Tai įdomu. Ar čia maisto jam, ar oro mažai buvo. Nu, bet oro būt gal visi numyrė tada. O dabar, nu, jam kelia saujas, kaip pažiemos būna. Nu, taip ir būna kartais. Nežinau, kaip čia reikėjo daryti. Sakau, būčiau vakarą jau planavau tą spiečių išnešti, bet tai kurgi lyjo, visą laiką lyjo. Šiandien visą dieną lyjo
Po pietų pradėjo gerėti oras, va dabar jau galima kažką daryti. 8 valandas dabar. Tai va toks spiečiaus istorija. Tuo ir baigsim, aišku, palaikinam ir prenumeruojam. Spiečius sujungtas, kai žiūrėjau, viskas gerai susijungė tenais. Nu, tikiuosi, kad gerai, kažkodėl mama vis tiek liko antram aukšte. Popierių išėmiau, nerodžiau, ten nebuvo ką labai rodyti. Popierių tiesiog išėmiau, buvo pragrauštos. Bet mama šiaip ne taip radau, ilgai ieškojau. Antram aukšte buvo ir visa juoda buvo. Nemėgstu juodų mamų, labai sunkiai matosi jas ir aš nežinau, ar iš tikrųjų taip yra, bet, na, aišku, juodas gal karnika labiau, bet man, kai tik juoda bitė, tai man jinai ir gelia. Aišku, ne mama, bet jos bitės tada labai būna piktos. Tai ir taip galvoju, reiks video jums sumontuoti, sukarpyti tenais, kad ten montuoti, bet pagalvaugi, pradėsis pizdavot, kaip aš šiandien bijau tų bičių ir tą nuiminėjau su tuo kostiumu tik tai. Bet vakar ėjau pas piktasis mamos ieškoti tenais su piktosiom ten problemos, jau viskas, jau daugiau nebeisiu. Tai, įgėlė į vieną čia ir čia. Nežinau, ar matos per video, bet pas man ne tokia didelė ranka, daugiau negaliu sulenkti, tik tiek, o susilenki. Tai čia jau ryte dar būna ryte geresnis, savijauta vakare iš vis dar tokią ranką pasidarė, o tik į pirštą įvarė. Tai ir kaip lipau, vieniem gal kitaip, man jeigu į galvą įvarys, tai turėsiu didelių problemų, tai už tai su to kostiumu ir tampausi. Nes spiečius nežinai kaip kitos, tai dar tokios jas nenori, jas ir pulti nieko, bet per pirštinę šiandien. Per pirštinės ėjau, vieną kartą mamos neradau. Galvoju, kitą dieną, gal dar nueisiu paieškoti, nes maža kur ten buvo. Nes perų nėra, tai nežinau, įsispėtė ir perų nėra. Tai dar arba nesiskraidė, arba nėra mamos. Ir nuėjau ant kitą kartą, tik tai ranką kišti, capt per pirštinės, remelį atgal dėti kitą capt. Tai ir viskas dabar savaitė, nei ką dirbti, nei lankstus pirštai, nei nieko. Tai už tai ir kaip toks ir vaikštau su tom pirštinėm ir toks kaip ir pasiteisinimas, kodėl aš maunas tą kostiumą. Nors daugumą atveju tikrai jas neįgels, bet tai į piktą šeimą verdiktas toks, kad daugiau neįsiu pas ją, kaip ten yra sutranės, nes sutranės žiemai maisto neduosiu, tik tai nudūminsiu, kaip sakoma, pagal taisyklės turiu gydyti bites. O maisto turbūt kiek prisineš, nes nieko neimsiu, tiek ir paliksiu. Nenoriu su jam nieko matyti daugiau ir neišgyvens, tai dar geriau, nes tada galėsiu kitą šeimą. O šitos aš jau nebesusvarkau. Tai jeigu kažkam reikia, bet nežinau, kokie jinai dabar ten mama yra ar nėra, tai galite atvažiuoti pasiimti, dovanoju. Tik remelius man tada, arba už remelius po 2 eurus kokius, arba paskeik savo atvežkit remelius. Šiaip daugiau. Viskas, nebeisiu tikrai daugiau, nes kam save žaloti. Tai gerai, dar kartą ačiū, kad žiūrėjot. Užlaikinam. Ir būtinai, kaip subscribinat, varpelį tą paspauskit. Nes matau, sakau, 18% žiūri tik tai subscriberį. Tai labai prastai. Tai aš dabar savaitę nei kremelį negaliu nulaikyti. Gerai, iki.